Sveiki, draugai. Susitikome ir vėl pakalbėti apie kai ką. Tai apie mano kuprinės turą. Kuprinė pati yra 20 litrų. Nėra didelė, nėra maža. Bet man svarbiausi dalykai jie telpa. Tai pakalbėkime apie tai, kad, pavyzdžiui, kai aš einu stovyklaut arba į mišką tiesiog, ką aš turiu neštis, ko man reikia, ko nereikia. Tai pirmas dalykas, nuo ko pradėsime, tai yra nuo išorinių daiktų, kurie kabinasi prie kuprinės. Tai yra kilimėlis. Kilimėlis yra tam, kad mes galėtumėm ar atsigulti, ar atsisėsti minkštai ant žemės. Tada iš kitos pusės kabo karinė gertuvė, kuri taip pat atsisega ir galima patogiai iš jos gerti. O be to, jinai ne tik turi gertuvės funkciją, ji kartu turi ir atsegame jos pačią tašę ir iš jos išsiema puodukas, ant kurio galima išvirti arba iš jo valgyti maistą. Pati gertuvė yra iš metalo, iš kariuomenės tikros, ir ją naudoja kariai. Biškai ne taip įdėjau. Taip. Pati gertuvė yra apie litro talpos ir man tai yra labai svarbu, nes kadangi aš mėgstu ir šiaip gerti daug vandens ir reikia daug gerti vandens ir be to aš užsiveriu dažnai vandens, reikia ir pavalgymam, ir arbatos, ir šiaip gėrimo kokį pasidaryti iš vandens, tai vandens reikia tikrai turėti daug. Toliau eime prie didžiausiojo skyriaus, kuris atsisega kaip lagaminas. Atsidarome pilnai kuprinę. Matome, va taip atsidaro. Tai ką aš šioje turiu? Pirmiausias dalykas. Susidėjau į tokį tašiuką savo troselius, kurie tampasi, kad aš tarp kai kurių medžių galėčiau pasistatyti palapinę. Tarkim, pasiemu kažkokį tentą ir ant tų troselių užsikabinu. Taip. Kitas dalykas. Pjūklas. Labai svarbus dalykas, jeigu jūs norite statyti kažkokią pavėsinę. Išgyvenimą miške. Pats pjūklas yra pirktas iš armijai ir civiliams. Labai siūlyčiau tikrai šitą pjūklą nusipirkti. Jį galite rasti, kaip ir sakiau, armijai ir civiliams. Labai patogus, nedidelis, telpa į kuprinę. O kai einate miške ieškoti medžių, galite užsikabinti ant rankos. Tai va. Visada nešiojasi groteles, jeigu kažką kepsiu. Tarkim, laužiuką, jas pasiemant, išsilankstot ir pasistatot. O ant jos jau galima dėti ir keptuvę, ir puoduką, ir arbatinuką, ir ką norim. Tada kitas labai svarbus dalykas yra kirvis. Būtinai nešiokite su apsauga, nes gali kuprinę suplėšyti ir gali patys susižeisti. Pat kirvis išsiema labai paprastai, jis yra nedidelis, nesunkus ir irgi pirktas iš armijos ir civiliams. Daug kartų esu išbandęs miške, tikrai yra patvarus dalykas. Tada kitas dalykas, kurį nešiojuosi šone, yra prožektorius ant galvos. Štai taip jisai šviečia. Taip, žinau, ryškiai. Ir jisai yra apytiksliai pakraunu apie 2 valandas, o naudoju apie 2 paras. Tai jisai yra tikrai geros kokybės. Tada nešiojuosi paprastą žibintuvėlį. Irgi nėra labai ryškus, nėra neryškus. Reikia, jeigu eini kažkur netolimas distancijas. Taip pat nešiojuosi ir paprastos virvės. Jeigu kada nors reikia kažką susirišti, susitvirtinti, arba irgi kaip ir statyti kažkokią pavėsinę. Tai eime į kitą skyrių. Kitame skyriuje aš turiu įrankius susidėjęs. Taip, plastikiniai. Iš rinkinių. Turiu užkandžių tašiuką. Čia yra energijos, kaip aš vadinu, tašiukas, kurį atsidarius galima rasti visko. Nuo sriubos
iki užkandžių. Karštas šokoladas, visokie riešutukai, šokoladas ir galų gale turiu sriubų. Ir taip toliau. Ten arbatos yra, visko, ko man reikia, jeigu noriu tiesiog pasėdėti ir atsipalaiduoti. Miške, dažniausiai. Galima aišku ir namie. Čia jau pagal jūsų norus. Nesu vadovas. Taigi, tame pačiame skyriuje dar turiu puoduką, ant kurio dažniausiai viriu arba galima iš jo gerti. Paprastas, nerūdintis metalas. Taip pat turiu ir dar vieną puoduką, iš kurio tik geriu. Parvežtas mano dėdės iš Austrijos. Turiu jame arbatos dėžutę ir taip pat prieskonių dėžutę. Prieskonių tikrai reikalinga, nes jeigu nori skanaus maisto, reikia su prieskoniais daryti. Taip pat tame pačiame skyriuje dar vis turiu ir platformą spiritiniai tabletė. Jeigu kas nežinot, ant spiritinės tabletės galima užsivirti vandenį ir pasigaminti kažkokį užkandį. Arba galima tiesiog panaudoti kaip laužo užkūrimui. Pati platforma yra va tokia. Jinai išsilanksto ir pasidaro, kad galima ant jos padėti puoduką. Tai kaip aš ir sakiau, tas metalinis puodukas nerūdinčio metalo. Taigi, einame prie mažiausio kol kas skyrius. Turėsim dar vieną. Mažiausiame skyriuje, kaip ir mano pirmame video, yra apyrankė, kurią taip buvau pametęs. Aišku, labai būtų gaila, jeigu iš tikrųjų būčiau pametęs ir neradęs. Dar vieną svarbų dalyką turiu. Žiebtuvėlį. Taip. Veikia. Su juo reikia, patys žinot ką daryti, užkurt ugnį. Kitas dalykas. Turiu peilį išlankstomą, kuris yra pirktas iš žvynius.lt. Jis yra aštrus, geras ir tikrai patvarus dalykas, kurį patartina naudoti miške. Bet reikia atsargiai, nes visada reikia atsargiai būti su visais dalykais. Kad nesusižeisti ir taip toliau. Turiu taip pat multifunkcinį peiliuką, kuriame yra visos išmaniusios funkcijos, kurios yra reikalingos išgyvenimui ar tiesiog paprastame gyvenime. Kitas svarbus dalykas yra žiežirba. Su ja galime įkurti ugnį. Tai bus dar keliuose naujose videose. Ir jūs pamatysit, kaip aš ją naudoju. Ir su kuo aš ją užkuriu ir kaip užkuriu. Kitas dalykas yra degtukai. Be jų mes beveik neišgyventumėm, nes tai nėra nei kaip žiežirba gali nusidrožti pilnai ir nebeveikti, nei kaip žiebtuvėlis baigtus dujos. Jie gali tiesiog pasibaigti, bet mes juos galim naudoti, kiek mes jų turim. Tas irgi yra gerai. Toliau. Turiu maisto rinkinuką. Tai yra maisto rinkinys, kuriame įeina išsilankstanti šakutė, išsilankstantis šaukštas, taip pat yra peiliukas, atidarytuvas ir nagų karpeklis. Gali prireikti. Tuomet turiu, kaip ir pirmame video naudojau, degiukus. Tie patys šienas žibalė. Geri, patvarūs ir gerai uždegantis ugnį. Toliau turiu vatos, tos, kur valome veidą. Ne mes vyrai, moteris valo veidą su šitai. Bet, kaip ir sakiau, kituose videose parodysiu, kaip aš su žiežirba ir su vata užkuriu ugnį. Tas yra irgi reikalinga. Kitam dar turiu dėžutę metalinę, neperšlampamą. Tai yra neužgesinami degtukai. Man jų reikia, jeigu kada nors taptų tokia situacija, kaip baigėsi ir degtukai, ir žiežirba, pavyzdžiui, nepasiėmė arba sugenda, arba baigėsi dujos ant žiebtuvėlių. Tai tokiame atveju galima naudoti tokius. Eime prie mano, kaip vadinu, higienos skyrius. Tai yra, nelabai reikia.
Turiu atsarginę porą kojinių. Maža ką, pavyzdžiui, mes stovyklaujam su draugais prie upelio. Jeigu mes kada nors pavasarį įkristumėm, pavyzdžiui, sušlaptumėm, svarbiausia yra kojos. Jeigu šlapios kojos šaltos, galime labai lengvai susirgti. Reikia visada kojas palaikyti šiltai ir švariai. Nu tai, švariai irgi reikia. Toliau turiu vaistinėlę. Joje yra bintai, pleistrai ir viskas, ko mums reikia, jeigu mes susižeistume. Pavyzdžiui, yra pjūklai, kirviai, peiliukai, viskas, kas gali susižeisti. Taigi reikia žinot, kaip visada sugydyti tą žaizdą. Tai, pavyzdžiui, įsipjaučiau ir reikia vis tiek kažkokiu būdu užsiklijuoti tą žaizdą. Kitas dalykas, visada turiu dantų šepetuką ir pastos. Taip, pastos turiu va tokią tubelę, nedidelę. Tada turiu servetėlių dar, šlapių servetėlių, kitos šlapios servetėlės, kitokios firmos. Ir šampūnas. Taigi, kaip ir baigėsi mano visi daiktai, tai dabar reiks tik tai susitvarkyti viską. O jums geros likusios dienos ir stebėkit, sekit mano kanalą, laukit naujų video. Tai palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit ir iki.